Parduodamas bendrabučio kambarys. Vilties gatvė 30, Alytus. Žinot gal tą vietą? Jei nežinot, parodysiu. Va. Čia yra jaunimo parkas, va ten tiltas į jaunimo parką. Stotelė kitoj puskelio iš karto. Ten poliklinika, va, poliklinikos pastatas. Tai va, čia yra 3 aukštas, ne? Taip pat parduotuvė va čia randasi, va, kur yra stotelė, šalia stotelės iškart parduotuvė. Apie taškus nežinau, kur koksai, kur pilstukas, kur cigarai, kur žolė, nežinau, nesidomiu. Bet kažkur turėtų būti gal tenai. Šitas tai toksai šeimos gyventojų, taikių žmonių bendrabutis. Einam pažiūrėti, kaip atrodo. Dar pats nebuvau net viduj, tik tai nusipirkau. Tai, laiptinė. Nu, laiptinė ne, kaip ir visų. Tokio tipo. Čia va toks įėjimas ir iš čia, ir iš ten. Čia va vakare chebra renkasi. Galima paprikolinti, kam patinka. Ai, kuris langas, galiu pasakyti, va. O čia yra dabar, va viršui, va. Va šitas va langas. Va šitas va langas turi būti, jeigu gerai spėju. Tikrai turi būti šitas langas, va. Šitas. Tai va, eikime. Čia kažkokie svolačiai padegė ar vaiko vežimėlį, ką čia, kad čia va kampe kažką buvo padegę, šiukšlės kažkokios, tai biškė aprūko. Pažiūrėkim, kas yra pašto, ne? Šičia bus. O, jau ir mokesčiai iš karto nusipirkus pareigia. Nu, va, jau ir mokesčiai pareina. Nieko, po to pažiūrėsim mokesčius. Jungiu, kaip atrodo. Va, antras aukštas jau geresnis. Va, čia kažkaip. Va, galima pasižiūrėti liaudės meno, kas parašyta. O, čia tikrai kažkur yra taškas. Tikrai. Va, koksai yra dar menas. Tauras. 6%. Jo. Va, 3 aukštas, ar ne? O, prakinta, pasisekė. Nu va, atrodo koridorius taip. Bendros patalpos, tualetai ten. Čia yra prausikla, užsirašo skaitliuko parodymus prieš ir po prausimuose, atsisuka karštą vandenį, čiukt, nusiprausia, nusimaudo. Ir va tiek. Čia su prausimuose. O, maloniai prašoma nemyžti ant grindų. Nu, nenuvalot, nenulaikot, visada galima atsisėsti. Taip, nu va, yra tulikas ir man atrodo yra 2 tulikai. Nu, normalus, ne šiaip skylė kokia. Tai va, plastikiniai langai čia sudėti. Čia matosi buvo čia atnaujinta, matau, cementuota, špakliuota. Matyt, gal prabėgė buvo kažkas. Tai va.
Balkonai du yra. Vienas parūkimui balkonas, va. Kas parūkyt nori eiti, kad rūbų nesmardinta, ne? O kitas yra rūbom džiaut. Va, einam balkoną parodysiu. Va, čia galima dviese atsisės, kitas gali stovėti, keturiese, blogiausia atveju, jeigu baliavojate, ne? Va, į parką vaizdas. Aišku, kaip sužaliuos, tai nelabai čia matysis, bet, nu, parkas ten. Toks va grynas oras šitas. Gerai, einam toliau. Toliau. Tuliko prodžiuojame. Čia laiptinės duris ir va čia yra virtuvė. Virtuvė, va. Virtuvė gan švari, viskas labai tvarkinga, va. Duinė švari. Čia kažkas dar duinė, kažkas savo pasistatė. Va, iš kambario atsivedė laidą, savo elektrą. Žodžiu, kad nereikėtų už dujas mokėti bendrai. Nes matyt, kažkas labai daug gamina ant dujų, o šitie gamina labai retai. Ir dėl to va taip pasidarė. Nu, jiems patinka taip, ne? O, čia yra grafikas valymo, kaip suprantu. Tai va, tokie va stalai, kriauklės. Bėga, gerai, bėga. Tai va, čia su vaikais pagrindė gyvena ir vyresnio amžiaus žmonės. Tokių alkoholikų nelabai yra čia. Šitam aukšte turiu omeny. Kituose aukštuose nežinau. Te visko būna, manau. Taip. Nu, žiūrim. Duris tai tokios ne pirmos jaunystės medinės. Ne tas raktas. O, šitas bus. O, veikia. Nu, niekada nebuvau dar. Buvau senai, kada dar žmonių daiktai buvo visi. Taip, kaip čia atrodo. Užsidaro, neužsidaro. Užsidarė, gerai. Durys, lempa, tas automatukas, skaitliukai elektros yra bendri viduje. Čia, nu, taip atrodo. Aha. Čia drožlinės plokštės pertvara. Aha. Nu va, bendrabutis. Šiukšlės, aišku, aš pašalinsiu. Bus čia be šiukšlių, be daiktų nereikalingų. Tai va. Čia yra 17,5 kvadrato, man atrodo. Nu, 18 beveik. Standartas tų bendrabučių toks. Apie 18 kvadratų. Va, kaip ir sakiau, tas langas, kur pradarytas buvo ir va čia va, tas stogelis apačioj, kur laiptai. Tai va, radiatorius. Daiktų čia, aišku, nebeliks. Viskas bus išnešta. Tai va. Aš parduočiau už kokius 6 000. Bet jeigu turit kokį kitą pasiūlymą, irgi sutiksiu. Net maždaug po tiek ir vaikšto. Ten tie, kas nori 8, 9, užsideda 1000, jie neparsiduoda barakai po tiek. Bendrabučiai turiu omeny šitie. Šitie bendrabučiai parsiduoda ir tikrai ne vieną esame pardavę už 6 000. Tai apie 6 000 ar ten 6, 5, 4, kiek jūs norit pasiūlyti, siūlykit. Kas duos daugiausiai, tam ir parduosiu. Aš tikrai nenoriu pardavinėti čia blemba iki kitų metų, parduosiu iki vasaros greičiausiai. Tai skambinkit, siūlykit ir būsite sąraše, tada imu parduodu. Jeigu gerą kainą duosite, tai aš pasitarsiu su žmona ir iškart parduosiu jums. Tai va. Kas čia yra? Laminatas toks biški pabėgiojęs, va. Laminatas, ne pirmos jaunystės jau, bet yra jisai, plastikinis langas. Kas čia, ventiliacija. Daugiau, kaip ir, nežinau, pertvarą šitą galima pašalinti, jeigu jums reikia pašalinti.
Galit pasidaryti vieną kambarį vientisą. Kas čia daugiau, nu, čia, kaip suprantu, virtuvė buvo, nes apskretus rozetė, čia matyt plytelė elektrinė buvo pasijungę, žmonės valgy darė. Tai va toks tas kambarėlis bendrabučio. Kas nori pigaus gyvenamų ploto ar iš kaimo grįžta. Ypač tiem žmonėm, kas dėl savo sveikatos nebegali kaime malkų atsinešti, dar kažko, jiems reikia jau, kad būtų viskas su šildymu, viskas gatava. Tai skambinkit, telefono numeris yra profilyje, paspauskite ragelį raudoną ir dalinkitės, sekite kanalą ir nepraleisite kitų video.